Tai va, aš jau užsidaviau, aš kadangi esu menininkas, fondas Sosas, kaip dabar mes vadinamės. Tai visą dieną šiandien praleidau tose skirtingose streiko renginiuose. Žiūrėjau į kolegas iš visokių kultūros įstaigų, žiūrėjau tos tūkstančius renginių. Ir galvoju, mes vis tiek tokie keistesni esam. Ta prasme, streikas bet kokioj kitoj profesijoje, Wikipedijai parašyta, reiškia nedirbti. Ta prasme, nedirbti. O čia kultūros festivalis kažkoks gavosi. Ta prasme, orkestrai groja Čiurlionį, spektakliai nemokami, koncertai, pasirodymai, eisenas. Aš nežinau, įsivaizduokit gydytojų streiką tiesiog. Dabar mes gydytojai, mes streikuosim. Kaip jūs streikuosit? Bet, nežinau, padarysim 100 nemokamų operacijų. Tiesiog gatvėje susirinksim, apendicitus išpjausim visiems, katinam numesim tiesiog. Nežinau. Ta prasme, žemdirbių buvo tas streikas, atsimenat? Visas Gedimino prospektas buvo, traktoriai stovėjo. Taip, vat jie galėtų nestreikuoti, ne kad traktorius tos nuliovus išstato, o tiesiog atvažiuoja vyrai su pirštinėm, su maišais. Visą Gedimino prospektą bulvėm apsodina. Gedimino kalną irgi apsodina. Gal to šaknį suriš kažkaip, kad neslystų. Va jums, valdžia žmogiai! Padarėm gerą darbą! Norim, kad mus išgirstumėt. Aš nežinau, ką tu su tokiu streiku priversi padaryti, ta prasme, ar iš vis čia galima vadinti streiku, jeigu tu visą dieną dirbi savo darbą tik nemokamai ir sekmadienį. Skirtumas, kad su liukduku. Tai, man atrodo, čia viešieji darbai vadinasi pagal apibrėžimą, o ne streikas.